Kaip Aš įvertinti? manau, žinok, žymiai įdomesnė situacija yra su Bužinsku Mhm. negu su Palucku. Nes su Palucku tai čia viskas buvo aišku. Aš šiandien dar žiūrėjau Seime būtent tą momentą, kaip ten konservatoriai aiškino apie skaidrumą ir kaip jiem gražiai sukalė juos Žemaitaitis. Tai mes galim sakyti apie ką norim apie jį, bet aš va šiandien įkėliau klausimus per šito klausimo pristatymą Žemaitaičio klausimus Razmai. Nu, pasižiūrėkit, tikrai nueikit pas mane į Facebooką ir pasižiūrėkit. Tai vat eilinį kartą buvo parodyta, kokio lygio pas mus yra politika ir kokio lygio yra skaidriausi politikai. Bet jau praėjus šitam balsavimui po pietų išlindo nauja žinia, kad į Vilniaus savivaldybę atėjo pareigūnai daryti kratą. Tai kažkada aš pamenu, labai man patiko irgi čia dar turbūt pandemijos laikų, kad buvo užsukę pas Poderskį, man atrodo, pasišnekėti pareigūnai. Jie ten išgėrė kavos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šį kartą, kiek supratau, jau buvo atėję nepasišnekėti, bet vat, kad jūs suprastumėt, kokio lygio politikai mus valdo, bent Vilnių, tai vis tiek Vilniaus meras tai skaitos turbūt ketvirtas postas Lietuvoje pagal svarbą, jeigu ne trečias. Nes aš sakyčiau, kad už Seimo pirmininką jis yra svarbesnis, nes didesnius pinigus valdo. Tai aš jums paskaitysiu citatą, aš skaičiau, kad pasivyksta krata, bet jisai nesupranta kodėl. Ir aš jums paaiškinsiu, ką jisai mums kalba. Ir jūs tada suprasit, kuo jie mus laiko. Tai va čia ištrauka iš jo socialinio tinklo. Bet mano didelė staigmenai šiandien policijos pareigūnai mano namuose ir kabinete atliko kratą. Pirminėmis žiniomis, nes neatvykau į policijos apklausą dėl tolimesnio gatvių standarto naudojimo. Tačiau įdomiausia, kad šaukimo į apklausą negavau. Su kolegomis išpurtėme mano asmeninį darbinį elektroninį paštą, fizinės pašto dėžutes. Tačiau kvietimo į apklausą nei elektroniniam pašte, nei popieriniu formatu neradome. Skambučių kviečiančių į apklausą irgi negavau. Į apklausą tikrai būčiau atvykęs ir be kratos. Šiuo metu esu atostogos, išvykęs su Vilniaus Rytu parsivežti čempionų lygos taurės. Nu, kas dar rodo, kad žmogus visai neadekvatus. Todėl apie patikrą sužinojau iš žmonos ir kolegų. Patys aiškinamės, kas įvyko. Tai dabar į ką noriu atkreipti dėmesį. Kad daryt kratą, aš esu specialistas šitų dalykų jau dabar, kaip vartotojas produkto, tai tu turi turėti sankciją iš teisėjo. Bet kad jeigu tu neteini į, sakykime, į apklausą ar ten ar į teismą neprisistatai, tai yra visai kita procedūra, tai yra atvesdina jos. Jo, atvesdina. Tai ir nėra jokių tokių dalykų kaip kratos. Tai va, aš ką norėjau pasakyti, jūs įsivaizduokit, kokiais mus laiko idiotais, jeigu mums pasakoja tokius dalykus, kad pasikratos daromos todėl, kad jis neatėjo į kažkokį apklausą. Ir visiškai kitokią informaciją pateikė prokuratūra. Tai komunikacijos skyriaus vedėja Lena Martinionienė, čia portalą kažkurį, informavo, jog Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio pirmą dalį ir 229 straipsnį. Tai noriu atkreipti visų dėmesį, kad tai yra tie patys straipsniai, už ką įtarimai pareikšti tam pačiam Paluckui. Tai va dabar pažiūrėsim, kaip vystysi šita byla. Tai aš atsiprašau už ilgą tokį monologą, bet šiaip situacija yra įdomi. Kas dar yra labai įdomu, tai iš karto išlindo Šimašius, jeigu dar tokį prisimenat. Ir paaiškino, kad ne, manęs tai niekas nieko neklausė. Nes jeigu pamenat, tai pas Šimašių jisai irgi buvo administracijos ar tai vadovas ar pavaduotojas. Nu tai vat tiek žinių šios dienos, kurios yra tokios pakankamai malonios, jeigu taip galima būtų pasakyti.
proto užtemimai tęsiasi. Irgi buvo užtemęs protas, ar kaip ten Kaziui buvo. Nu, mes dar nežinoma, tai Kazys tai prisipažino, bet. Nu, šitas irgi nesupranta, po to sakys, kad Pagyvensim, pamatysim. užtemo. Ką mano teisininkas Alvydas? Jo ekscelencija. Nieko. Ne, tai žiūrėkit, krata daroma, jeigu aš neklystu, vėlgi čia yra baudžiamosios teisės klausimai. Gintaras, turbūt kaip sako, kaip produkto šito vartotojas gal ir geriau už mane žino tuos praktinius bent jau niuansus. Tikrai Aš kiek patikėk. suprantu. 10 metų stažo. Nepertraukiamo. Nepertraukiau vėlgi. Kiek ten tų kaupiamųjų taškų pensijai prisidės čia papildomai. O tai gal jau galėtum, kaip žinai, būni 10 metų pasistentų ten kokiu padėjėjų teisėjo galėjai pats į teisininkus, galėtum prašyti. Tai pagalvosiu apie tai, va, man pensija netoli, tai tada turėsiu dar daugiau laisvo laiko negu dabar turiu, tai reikės kažkaip tą patirtį. Va, Viktoras vakar kaip ir pristatymą sakė, nu norisi su žmonėm pasidalinti, tai ir man norisi. Alvi, nutraukiam. Ne, tai viskas gerai, gal kad ir nutraukit, nenusišnekėsit. Klausykit, jeigu taip, ką aš nežinau, vieną sakinį gal pasakysiu arba du. Tai ikiteisminis tyrimas pradėtas, tai dar nereiškia, kad yra kažkam pareikšti įtarimai. Atsiprašau, specliudininko statusas. Tai aš sakau, įtarimai nepareikšti, jeigu tai specliudytojo statusas. Jisai nebuvo informuotas apie tai, kad jam tas statusas suteiktas. Čia vėlgi klausimas, mes nežinom, neatsakysim. Nu, tai informacija iš prokuratūros tokia yra. Gal norėjo jam tą informaciją pateikti, kad jam toks statusas yra suteiktas. O gal jau anksčiau tas statusas suteiktas. Tai va, tai, nežinau, ikiteisminis tyrimas tam ir atliekamas yra, kad nustatyti tą asmenį, kuris yra įtariamas, padaręs nusikalstamą veiką. Požymių, kad tokia veika padaryta, matyti yra. Dabar nustatinėjamas yra asmuo arba asmenys, kurie tą nusikalstamą veiką padarė. Tai, kad konkrečiai pas jį kažkokia tai krata atlikta, aš nežinau, tik tai namuose taip pat atlikta krata. Namuose, kiek žinau, darbe ir mašinoje. Nu, tokiu atveju tada taip. Aš sakyčiau, jeigu ten tik tai darbe, jo kabinete atliekama ta krata, tai vėlgi dar būtų galima sakyti, kad čia nebūtinai su jo asmeniu susiję yra dalykai, galbūt yra kažkokių tai duomenų, kad gali būti ten kažkokia ta informacija, nu kažkaip tai, bet nebūtinai su tuo. Alvi, atsiprašau. Bet jeigu jau namuose ir automobilyje, tai jau tada aišku, kad... Pasakysiu, kodėl su tavim nesutinku. Jeigu tau nėra įtarimų numatoma, sakykim taip šiuo atveju, čia gal neteisiškai, tai tavęs paprašo ateit ir atsineš dokumentus. Ja. Kratų pas tave niekas nedaro. Kitas dalykas, nu okei, tegul daro kratas. Ir specliudytojo statusas ne už gražias akis, kaip pasakyti, suteikia. Taip, tai yra statusas, kuris, sakykim, dar nėra kaltinimai, bet jau ir nėra paprastas liudininkas. Čia naujas vairis toksai Lietuvos teisėsaugai, bet jau mes apie tai irgi esam kalbėję. Bet kitas dalykas, nu tai žinai, rašyti Facebooką tokius kliedesius, čia aš ne apie tą čempionų taurę, aš apie tai, kodėl jį kviečia. Galiausiai ten pasakė, kad iš jo paėmė kažkokį močiutės laptopą, planšetę su nuotraukom močiutės ir jos draugų. Nu... Čia jau įdomu. Tai ten planšetėje tik tiek ir te buvo nuotraukos močiutės su jos draugė. Čia kaip Hunterio Bideno laptopą paėmė. O gal dabar tokia kaip čia varžytuvės vyksta, kas kokį tai tokį pasiteisinimą arba paaiškinimą įdomesnį pasakys. Starkevičiaus girdėjom praėjusią savaitę, dabar Bužinsko yra toksai Skersodėtuvės čia vyksta, skersodėtuvės. Bužinskas yra Laisvės partijos deleguotas, taip? Ar konservatorius, jisai kaip... Ne, jis konservatorius, man atrodo. Konservatorius, taip. Man atrodo, kad konservatorius. Turbūt, kad taip. Laisvės Mitalas tas buvo. Bet tie draugai ten su Mitalu tokie. Tai ten ir tos partijos nieko nesiskiria. Bet, žinai... Vilniaus skyriai. Vilniaus konservatoriams prieš tos pačius minėtus savivaldos rinkimus, nu čia toks pistonas geras įstatytas. Tai dar neaišku, kaip čia viskas pasibaigs. O
šitoj pačioj temoje, tai man tokia, žinai, šiandien kilo įdomi mintis. Visi labai stebėjosi, kodėl Grunskienė netikėtai buvo patvirtinta ir socdemų balsais, ne? Tai aš girdėjau tokias kalbas iš taksistų, bet tokių jau biški aukštesnio lygio taksistų, kurie padangų savo patys nepučia automobilius, tai jie sakė, kad jinai turėjo visus tos failus, ką dabar leidžia į trasą. Tai jeigu jūs pastebėjot, visi įvykiai yra įvykę dar vos ne praeitoj kadencijoje. Ir buvo susidarimas su socdemais, kad jinai biški prisuka greitį tuose čekiukų bylose ir pradeda rimtesnius projektus sukti. Tai vat, kas galėtų paneigti, kad mes šiandien tą ir matom epizodus tos. Nes jūs O tai pasižiūrėkit. kaip Paluckas įkrenta į tą schemą? Paluckas Jis irgi daug pusiau kam trukdė. konservatorius. Jaunasis. Jis irgi, jisai ir matai, kas dar yra, jisai su prezidentu labai nesutarė, akivaizdžiai, jeigu pameni, ir mes irgi kažkada laidose kalbėjom, ir aš pats atsimenu, kai sakiau, kad jis kažko nedarė, ko reikia tiems lenininkams, atsimeni, kurie siuliukus tampo. Nu tai va, čia šita tema, nes jam tai akivaizdžiai pritempinėja, pas jau visos senatis yra suėjusios. Dabar yra 26 metai, kiek žinau, jo tose straipsnėse yra 12 metų senatis, o jo veika padaryta yra iki 2013 metų. Tai jau pasibaigė viskas. Tai jam dabar Tai kaip kliuoja tik, kažką ten 16 metais ten ir taip toliau. Tai, nu, ten keistai yra, žinok, bet matysim, kaip čia bus. Tai kad mačiau, kad ten nuo 14 iki 24 metų jie ten su žmona įsisavino 305 tūkstančius grinais, tenai pirkinėjo mašinas, ten visokias darė. Nežinau, žinok, mano... Nu, aš skaičiau šiandieną apie tai. Turimom žiniom, tai ten iki to jisai viską turėjo. Bet ne tame esmė. Esmė yra tame, kad, nu, prokuratūra pradėjo šienapjūtę gegužės mėnesį. Pažiūrėsim, kas bus toliau, nes taksistai čia vat aplinkui, kur po langais vat su upe važinėja su laivais dabar čia, nes taksi Vilniuje yra laivai dabar, 4 vietoj 2 pasidaugino išperėjo turbūt 2 porelį, išperėjo dar 2, žinai, kaip va, apuokus ten Šiauliuose. Ančiukus. Ančiukus, jo, laiviukus. Tai jie sako, kad čia dar ne viskas. Dar ir į Seimą atkeliaus ten prokurorė. Ir ko gero ne kartą.